Nu tai gerą dieną vadyba, 9 darbų diena, 7 slogos diena. Kaip ir sakiau, jeigu gydais pasveiksti per savaitę, jeigu nesigydai per 7 dienas. Tai nosis kaip ir atsikišęs, viskas ok. Kipsim į darbus. Mano mašinikė jau paruošta, dar liko 15 minučių pastovėti ir šausim į Stavangerį. Reikia dar susifotkinti mašiną, ne mašiną priekabą išsitraukus. Ir gazo. Tai va, žodžiu, užturėjau nuotykį. Kai paskutiniam video padariau pabaigą, nufilmavau. Čia važiavau į parkingą, dar turėjau minčių užsidėti kamerą ant galvos, padaryti imlapsą, nes ten ganėtinai gražus keliuks, toks miškai apsnygė. Kelias toks irgi visas pasniguriuot su provežam, šiaip žiauriai gražiai atrodo, bet galvoju, tingiu. Vis tiek iš tų imlapsų nelabai žiūrit, visi praskipinat. Na, bet nesmė. Žodžiu, važiuoju savo nuo kalniuką, paleidau 7.2, o ten greitis 60. Nu, į ką jūs galvojat, žiūriu, kelkraštis stovi, kažkokį lengvikė duris atidarytas, tai kažkoks žmogus vaikšta, aš pravažinėju pro tą lengvikę ir žiūriu, kažkas musikuoja rankų man. Pasižiūriu, pareigūnai. Stabda, aš per stabdžius, kadangi slidinėja sustoti, galvoju, važiuoju toliau, jau pizdų nufotkina, tai nufotkina. Per veidrodžių žiūriu, nieks nesyviai, galvoju, nieka tokį. Pavažiuoju 2,5 kilo, galvoju, ne, čia Norvegija, čia reikia neblūdyti, reikia suktis atgal važiuoti, paklaus, kaip ten kas vyksta, ko jie ten norėjo nuo manęs. Apsisuko, nuvažiuoju, įsijungia avarinį, nes ten vieta tokia nelabai su fūra sustoti, visi laimė, kad aš su galva buvau. Sustoju ant avarinę, ten prisparkuoju vos išlipu iš mašinos. Tie jau žvengia iš manis. Nu, sakau, labą dieną. Sakau, jūs čia mani stabdėt, ar kas čia buvo? Sako, jo, stabdėm, sako, bet nestojai. Sako, tai kas čia atsitika, ko jūs čia mani stabdė? Sako, važiavau į 7.2, kur galima 60. Aš tik sorry. Jau galvoju, viskas, kokias 4 štukas kronų bus. Tai sako, pareigūnam. Pareigūnam, sako, tai kas dabar čia man bus? Sako, tai nieko, kadangi grįžai, paleidžiam. Be baudos, be nieko. Na, viskas, sumušim pėtakais. Palinkėjau gražios dienos, tuom ir baigęs. Tai žodžiu, vertėja apsisukti, sutaupyti pinigų, pasielgti gal taip, nežinau net kaip čia pasakyti. Iš vienos pusės kiti sakys, kad durnelis, kam tu grįžai. O kiti gali sakyti, kad gerai padarei. Šiaip aš galvoju, kad gerai padariau, nes kišenė bus pilnesnė. Ir aišku, dar pareigūnai tokie protingi pasitaikė. Tai dėl to labai džiaugiuosi. Tai va, jeigu kitas iki galvosiu, kad nesidedu tos kameros, kas čia mane žiūrės tas timelapsus, tai reiks susidėti, nes atsitink tokių abajerių visokių. Ką? Nežinau, ką daugiau pasakyti. Mašinikė šyla. Kipsim į darbas. Eilinė naktis. Rytą pradeda nuo popierių paieškos. Patėvėjas. Žodžiu, atvariau išsikrauti. Nieko nėra. Pasiskambinau, čia ant durų numeris buvo. Sako, jums pirmus vartus ir kraukės. Tai varau, išsikrausiu, ne pirmas tikė čia be niekieno žinios. Tai pas jos vyksta jau. Parodysiu, kaip tas gėlės čia sukrautas buvo, blemba. Čiut neišsiplojau. Taip. Vartai paprasti matau. Tilps išvažiuoti, gal reikės čikną pakelt. Neišvartyta, gražiai tvarkingai pristatyta. Čia jau matau, kad bus per arti. Gal nebus. Turėtų palysti po ratukais.
Dirba profesionalai. Nežinau, kas jūs ten vėl eilinį sykį. Ką jūs ten matot? Ko nematot per tą kamerą? Kas čia? A, nereiks tik tais peilį atsinešti, vis tiek ne mano tas diržas. Tai va, žodžiu, tokios gėlės. Tai įsimečiau gėlės pagaliau. Nepagaliau greitai, aš kiek čia kem minučių ir išsikroviau. Planas toks, kad pavargau. Vėl visą naktį, jau kelintą čia 5 tą naktis, man atrodo, gaunas. Tai varau į parkingą ir pasidarau vėl 9 jaučiu. Ir varysiu ten pat žuvį krautis, kur ir praeitas iki krojaus. Tai va, apdeičiuks toks. Varau ieškotis, kur ilsėtis ir miegoti iš svajotojo poilsio. Kažko tą 2-4 taip gerai atrodo pasilsėjau viskas, bet nežinau, šią naktis labai sunki buvo. Bet nedėjuojam, dirbam toliau, gaunam algą ir džiaugiamės. 10 darbų dieną, sveikinuosi su jumis iš saulėtosios Norvegijos. Sausio galas, kas galėtų pasakyti, kad sausio gale bus toks oras. Šiaip vėsoka, -3, -4. Atlėkiau vakar iki pasikrovimo, nes išsikrovęs gėlės pasižiūrėjau, kada važiuoju aš iki vietos, visur suspėjau. Bet atvažiavau jau toks visas ištirpęs, kad čia baisiai buvau pavargęs, nežinau dėl ko. Tai va, žodžiu, pas mane vaizdai nesiskiria, su ten pat, kur ir praeitas iki krojaus paskutinis iki. Ten va, kur lengvikės, jeigu matos, važiuosim į mes, atplauks keltuks. Tai va, o išsikrovus gėlės. Tai baisiai murzina priekava, kažkokia dumbula pilna buvo, ten ta žemė pribirėjusias. Tai vaizdas atrodo toks, nežinau, aišku, ir vėl čia matas, nesimata. Kažkai pakrausė čia man žuvį į tokią murzina priekavą. Gal pakraus, gen palečia stovi. Tai va, kol kas apdeičiuks toks. Nieko naujo nevyksta, kiek aš jau čia blemba parą laiką beveik stovi, tai pasilsėjęs, jau vėl galiu varyti naktį vieną. Bet jau vieną tą naktį atvaryčiau ir vėl ištirpčiau. Pasilgau jau dieninio darbą. Tai va, taip va, tokie reikaliukai. Gražu čia, gražu. Ai, vadaką užmačiau praeitas iki nemačiau, bet žinojau, kad jis yra. Čia dėl žuvies sunkos tekėjimo iš priekabos, va. Turiu atsistot pastovėti 10 minučių, kad vandenėlis išbėgtų, nes gali būti, kad į keltą neįleis. Jeigu žuvikė bėga, yra buvę kelias sykis, kad turėjom šaldytis. Tai vieną sykį, žinau, visą dieną šaldėm, vos sušaldėm, vos įleido į vakarinį keltą, kur mes jau buvom ten nuo ryto atvažiavę. Tai va, to ką aš prisidaviau ofise, sakė, lauk, da nieks nežino, kada čia man įkraus, bet tikiuosi pakraus iki kokių 2, kad nors biškį šviesoj pavažiuot. Nu, žodžiu, matysi, duosi žinot, kaip kas vėlėliau. Tai va, tom kartą tiek. Tai atsintė planus 5 valandą vakarą krautis. Tai ką reiškia? Reiškia, kad reiks vėl naktinėti. Varysiu į Gardermoną prie Oslo, ten tą oro uostą vadinamą. Vienas didžiausių žuvies paskirstimų centrų mūsų ten aplink Oslą tą. Tai, žodžiu, visą naktelę prieš akis. Dabar, kadangi dar turiu laiką iki 5, tai pasidariau pietas. Šiandien paprastai. Kaimietiški burgeriai. Čia sriubos pasidariau. Ir valgau ir lauksiu toliau. O žiūrėkit, jums nėra buvę taip, kad atvart pasikrauti, vėluoj pakrovimas buvo pasakę kraustės 5 valandą, žiūrit 6 valandas, pusė 7, nieks nekrauna, nieks nieko nesako, nieks nieko nežino. Nei kada prasidės, nei ką, bet tik tais pasiimk kažką valgyti darytis. Pasiimk dujinykį, užsikaisk vandenį ar tai, belė ką, išsitrauk batoną, tepki sumuštinį visą laiką būna ateina, bam į duris.
Viskas, važiuoju krautis, įvažiuoju čia pilną apsidėjęs buterbrodais, ar tai verdančią sriubą kokią nors, ar dar kažką. Nežinau, man tai pastoviai, tai būna, aš jau kartais net prikolinu. Sėdžiu vienus, laukite valandą, pusantros, nieks nieko nekraun, pys pradeda daryti valgyti, žiūrėk, ateina už 5 minučių, viskas, paruošta kraukis, lėk jau reikia varyti. Tai va, jum taip nebūna, ką? Aš manau, būna čia visiems taip, tas dėsnis toks. Tai va, ką daugiau nieko, nedirbi ir galva. Kur čia dirbti, jau 30 valandų beveik guliu. Atsigulėjau jau baisiai, sakiau, reiks eit gal pasivaikščioti kažkur, tas net nežinau. Nelabai čia kur nueisi, bet gal pavalgius, jeigu netingėsi, reikės išlysti, praseiti ratuką kokį nors, pasižiūrėti, kaip čia ta sala atrodo. Tai va, skanaus man, skanaus jum, kol kas. Tai turiu gerų naujienų, be 15:04 ir jau pakraus mane. Susivedam pradžios pabaigas, važiuojam prie rampus. Nereikėjo net eit valgyti darytis, kad ateitų pakviesti. Labai smagu, kad anksčiau negu kad planavo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad anksčiau pakraus, anksčiau išvažiuosiu ir anksčiau būsiu Gardemo negu PC. Praeitas iki naktį buvau, tai nemačiau vaizdelio, matau, kad neblogas. Man antrą rampą, kuri čia antrą, palei sieną. O kiek stumsim palei sieną? Sakė, priekabą šikną pakelt, kažko tais jiem reikia. O, kad šviečia. Grinai tikras pavasaris. Kaip čia šilumos 0, šilumos nieka nėra. Nėra. Daryt duris. Nugrįžęs jaučiu tikrai nepriekavą mašiną įsiplauti. Nes jau sarmata važiuot su tokia murzilka. Biškį pradžiuva ten tie dumblai, tai gal net tai baisiai atrodys ir gal pakraus. Taip, susirinkam diržus. Net prišalę. Oi, kimbam į darbui. Jau laukiu, kada nuvažiuosi iki Stavangerį, kavos pasiim, dumblato. Nepakėliau. Subinaitės. Kiek čia jau, blėt. Daug nekelsim. Jeigu ką, kaip prisistumsiu, pakelsiu. Nežinau, kas čia yra, bet jau kurį laiką, jau metai, gal daugiau. Jeigu nėra linijų, ar tai neturiu kažkokią orientyrą, nebepataikau prie rampas niekad. Visą laiką skersas, kaip pirmas sykį ką vairuočiau. Bet jeigu yra orientyras, linijos su kokios nors sienos ar tai ant trinkelių, tada viskas ok, bet jeigu nieko nėra, tai būna kartais sunku man tiesiai atsistoti, kai grybus atsistoju. Net gėda paskui išlipti iš mašinos. Va dabar tai orientuojas palei sieną, kad tiesiai su sieną stovėti. O būna, kad tiesiog būna daug rampų, nei sienas, nei nieko. Ir aš tada nepataikau.
Na, atrodo, kad vis gerai. Opa. Atsirėmėm. Biškį. Priekį. Ne. Nu, manau, bus gerai. Tai va, su tokiu vaizdu prie rambo stoviu, mane krauna. Nieks nieko nesakė dėl to, kad ta priekaba visą dumblėną tų žemę pilna. Niekam čia neįdomu sumes, kol nuvažiuosi, nuplaus žuvies sunka ten viską. Ir bus gerai, nieks net nežinos, kaip ten kas atrodė. Tai va, jūs žiūrėkit, skanijistai, visi žinojot, kad ant šitą nuo saulės yra dar toks bajeris. Žinau, kad ne visi žino, bet va, parodysiu gal kažką naują atrasit. Nu, aš kaip ir pasikrovęs. Dar reikia prisipilti, pabaigti vandenį, kad turėčiau ką gerti. Čia visai neblogs vanduo šitoj vietoj, skanus toks. Fainiai. Jau, žodžiu, sustojau ant to kalniuką, kur parašyta, kad 10 minučių pastovėti, bet kad žiūriu, nelabai ten man kas bėgo, tai reikės popierius užmest takį, kokį temperatūrą nustatyti. Nes gal čia biškį vėsesnė, ne šviežia bus. Nes kažkaip labai keista, kad nieks nevarau. Su šviežia žuvim taip nebūnu, nebent į lėktuvą dėžės pakrauta, tada jo. Tada viskas jo. Tai va, žodžiu, mano keltuks ten plaukia. Iš šitą nespėjau, bet nieko baisaus. Už 20 minučių kitas. Dar ir šiukšlės jau čia spės išsimesti. Kaip ir sakiau, gyvenimas gražus. Dabar pailsėjęs, visas mandras, šneku nuotaika geriausia. Pasižiūrėsim, kaip atrodysiu, kaip nuvažiuosi įsikrauti visą naktį atvaręs. Nes čia žiūrėjau palei GPS-ą, kas čia gaunas apie 9,5 valandas važiuoti. Nu, kas čia nais? Šiukšlenka ar čia kas? Šiukšlenka. O, kūro, čia per galvą negavau. Atsiprašau už keiksmažodžius. Netyčia sprūda. Tai va, žodžiu, gazuoju. Kur buvęs, kur nebuvęs, mano keltuks atplaukė. Čia toks keltuks barža labiau, valtis su varikliu. Reiks taip pasižiūrėti, gal bus galim čia kavos pasiimti, bet labai abejoju, kad čia iš vis bus salona dekas tas. Matysim. Yra pasirodo kažkokia tais vietelė, kur nueit, kad mašina nesėdėti. Tai žodžiu, varau ieškot kavos. Ką čia gerai turim? Kavos. Snikeriukų. Baisiai noriu kažko saldaus. Ką čia pasiimt? Kavos. Klausėt, kiek kava kainuoja, tai galiu pasakyti, kad per daug. Kažin mes už ją mokėsim, ar nemokėsim? Gal mokėsim. Nu, reikia jau čia lajoniuką pasiimti. Šiai kadencijai stengiuos mažiau saldainių valgyti, bet sunkiai seka, sunkiai. Galim pasižiūrėti, kiek ta kava kainuoja. Šokolado Extreme 9. Kava Kem 5. Gerai mokam. Nereikia tikėta. Kur ta piniginė? Nu, kas dar? Yes.
Oi bus skanu gardu. Tai turim 4 ryto. Baigiau atvažiuoti. Kas čia liko man, va, viskas čia. Kilsim į 2 aukštą. Tai naktelė praėjo visai neblogai, akis tokius biški jaučias, kad pavargusis, bet pats jaučiuos neblogai. Čia dabar, va, tik tais ką, -8 ir tokia lijundra prasidėjo. Tai baisiai priekinis langas buvo pradėjęs šal, bet biški šilumos į stiklą ir atsitirpdžiau. Tai neklydau, vis dėlto skris žuvytė šita į Šanchajų. Tai dėl to man ir nebėga vandenėlis iš galo, nes lėktuvo dėžėse. Dabar ką reikia čia varyti į 2 aukštą, nes pradžiai vadyba rašė, kad man išsikraut GPC. GPC yra 1 aukšte, o kai pakrovė, pasirodė, kad į OSC, o OSC tai yra 2 aukšte. Tai varyti tenais pakilus, nuskanuoju numeris ir ant švieslentės susidega, kur važiuoti, ar į ofisą eiti, ar iš karto prie rampų. Vėl nereikės čia nei durų atsidarinėti nieką. Da jeigu ir gausi iš kart rampą, nereikės net į ofisą nueiti, iškraus, pabarškės į duris. Tada paduosiu popierius ir pasirašys ir viskas, ir poilsiauti. Kas čia gavus man 9 valandas 13 minučių vairuota. Bet sakau, naktelė tokia viskas gerai. Muzikėlė tirli-pirli. Su daina ir atvažiavau, žodžiu. Nuotaikos geras, viskas šaunu smagu. Jo, varom į 2 aukštą vedukais čia visokiais. Ir čia va bus švieslentė. Zelionkė dego. Nu. Skanuok. Neskanuojimas ir neveikia. Neveikia, tai neveikia, varom į ofisą. Ofise kažką pasakys. Gerai, tada susimatysim, kai pareisi iš ofiso. Nu tai žodžiu cirkinus, ne čia atvažiavau, Valžinė tą adresą atsiuntė. Bet niekas, čia 6 kilai. Važiuoju tenais ten. Parodysiu, kaip ten kas atrodo. Nors niekad ten stebuklų nėra, nuo 11 iki kažkelintos rampos atsistoji ir stovi lauki gyvoje eiliai. Ok, kol kas. Nu va, atvažiavau ten, kur reikia. Stoviu prie rampos. Lika bendrų laikų gal biškį daugiau nei 2 valandų. Čia mašina daug, tikiuosi iškraus, kad nereiktų perdirbti. O ne ten nuvažiavau, nes viena raidė netokia buvo užrašyta, man reikėjo į OSC, ne VSC. Bet čia susimajačinau, nes ten į tą GPC reikėjo važiuoti pradžiai, palei vadybą. Nu, nesvarbu. Kas nebuvę čia, tai nesuprasit, kas tas GPC, VSC, bet nesmė. Tai jau čia šiandien tiek. Vidus toks gavos, toks koks gavos. Tai norėčiau vėl padėkoti, kad žiūrit, kad laikinat, kad komentuojat ir ypač tiem, kas prenumeruojat. Didelis dėkui. Tai ką, iki sekančių video. Bye!